Kas bendro tarp palydovo ir paprasto durų spynos rakto? Bendro tai, kad tai telekomunikaciniai įrenginiai. Telekomunikacijos informacijos apsikeitimas per atstumą su palydovais 10-100 tūkstančių kilometrų, su raktu centimetrų, milimetrų atstumu. Bet tai telekomunikacijos. Mes esame mobilaus ryšio laboratorijoje. Laboratorinių darbų metu galima dirbti su įvairiomis sistemomis, kurios yra šitoje laboratorijoje. Anteninė įranga yra ant šio fakulteto stogo. Studentai gali dirbti su visa šita technika kiekvienų laboratorinių darbų metu. Praktiką aš, pavyzdžiui, atlikau pačioj bitėj negi. Man davė automobilį, važinėjau visą Lietuvą, patikrinau ryšį, negi davė susipažinti su antenom visokiausiom. Na, mes esame telekomunikacinių tinklų laboratorijoje. Studentai dirba pagrindę su interneto tinklais, tai tokiais kaip IP, kaip Etherneto. Studentai mokosi, kaip tokį tinklą prižiūrėti, konfigūruoti. Šioje laboratorijoje atliekame keletą darbų susijusių ir su sauga. Mokom studentus tinkamai sukonfigūruoti tinklo įrangą, paruošti ją taip, kad būtų problematiška prie jos prisijungti nesankcionuotai kažkaip, tai nuskaityti duomenis vidinėme tinkle, daug iš ko pasirinkti, kur galėtų atrasti save, tai yra įvairaus spektro įmonės. Yra pakankamai platus ryšiai tiek su Lietuvoje esančiais darbdaviais, tiek su darbdaviais užsienyje. Telekomunikacijų specialistai yra labai reikalaujama prekė, jei taip galima pasakyti. Esame informacinių sistemų patikimumo ir saugos laboratorijoje. Na ir iš tiesų šioje laboratorijoje sprendžiam aktualius klausimus, kurie susiję su įvairiamis komunikacijomis, tiek fiksuoto ryšio, tiek mobiliosiomis. Studentai iš tiesų išmoksta, kad jie sugebėtų susitvarkyti su duomenų sauga. Ir faktiškai visur dabar, kur kalbame apie kažkokius tai tinklo projektus, apie duomenų perdavimą, duomenų saugos uždavinys yra vos ne numeris 1. Vienas iš mano dabartinių darbų yra ledinė šviestuvų sistema, valdoma nuotoliniu būdu. Šitose moduliuose dar yra atskira sensorika, kuri reaguoja ir komunikuoja su serveriu. Ir čia kaip ir interaktyvaus namo koncepcija. Užsiimu ir audiovizualinio turinio kanalų šifravimu, naujausiais algoritmais, projektuoju sistemas, kuriuose yra skirtos tiek šifruoti, tiek spausti audiovizualinį turinį. Ir vienas iš tokių modulių, komponentų, kurią esam padarę, tai yra, žodžiu, mes programuojam standartinę tame tarpe ir nestandartinę įrangą, kur yra skirta spausti ir perduoti vaizdą. Viso bendrovėje darbuojasi virš 400 inžinierių. Didžioji dalis pas mus dirbančių inžinierių yra baigę telekomunikacijas. Džiugu tai, kad didžioji dalis turbūt jau yra baigę Kauno technologijos universiteto ir turi išsilavinimą. Tikrai priimama nemažą kiekį studentų atlikti pas mus praktiką. Čia jie gali susipažinti iš artimiau su technologijomis, kurios veikia šiandien bendrovėje. Įmonė jau gyvuoja 20 metų, turim įvairių absoliučiai projektų, pradedam paprastų telekomunikacinių stotelių iki didelių sudėtingų tinklų. Specialistai mums visada reikalingi būtent telekomunikacininkai ir jie reikalingi šiek tiek universalūs, tai yra daugiau negu aš moku programuoti modemą. Telekomunikacijos nėra tik mobilusis telefonas ir tai yra sudėtingos kompozicinės sistemos, kur baigia mūsų studijų programą. Naujieji ir jaunieji inžinieriai gali tas sistemas komponuoti, projektuoti ir dirbti gerai apmokamus darbus.